2025 Mikalojaus Konstantino Čiurlionio metai. Visame pasaulyje vyksta parodos, koncertai ir minėjimai, kviečiantys vėl atrasti jo kūrybą. Čia Čikagoje, St. James katedroje, pristatytas jungtinis violončelininko Glebo Pišniako ir pianisto Čiurlionio provaikaičio Roko Zubovo koncertas Čiurlionis in Glass. Tai dar viena kelionės stotelė po Jungtines Amerikos valstijas. Šiemet man teko aplankyti labai daug kraštų. Ir visada, kur nors veždami Čiurlionį, mes siekime atrasti, kaip Čiurlionis susišaukia su tos šalies kultūra, su tos šalies kažkokia tai istorija. Tai jeigu važiavome į Indiją, tai mes kalbėjome apie Čiurlionį ir Tagorį. Čia atvažiavome, mes kalbame apie Čiurlionį ir kitus iš Lietuvos kilusius kompozitorius, kurie turi tiesioginius ryšius su Amerika. Ir tarsi Čiurlionis tampa tokiu tiltu arba jungiančiu elementu tarp Lietuvos ir Amerikos, arba tarp Lietuvos ir Indijos, arba tarp Lietuvos ir Brazilijos, kada mes tenai Segalo muziejų visame Čiurlionį. Žodžiu, visą laiką mes jaučiame, kad atvykus į kitą šalį, Čiurlionio muzika prabyla tarsi dar įtikimiau, jeigu žmogus išgirsta tame ir tam tikrą ryšį su jo čia esančia apsuptimi kultūrinė. Pristatydamas koncertą, Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čikagoje Regimantas Jablonskas sakė: šios parodos ir minėjimai, vykstantis visame pasaulyje, kviečia mus iš naujo atrasti išskirtinį Čiurlionio meną. Šį vakarą kviečiame žengti į jo pasaulį kartu su dviem išskirtiniais lietuvių atlikėjais. Tai yra savotiškas atradimas ir susipažinimas su mūsų kultūra ir vėlgi pasikartosiu, lietuvių bendruomenė turbūt tai yra ypatingai jautrus prisiminimas, prisilietimas prie savo šalies ir kultūros, o kitai publikai tai yra labai artimas ir toks skirtingas susipažinimas su Lietuvos kultūra. Tai mes kalbame ne vien apie Čiurlionį, bet ir kitus kompozitorius, kurie irgi švenčia tas pats Anatolijus Šenderovas, kuris šiais metais mini 80 metų jubiliejus. Čia sakralioje erdvėje, kur vitražų šviesa persipina su muzikos garso banga, prabyla Čiurlionis. Šiuolaikinė, bet autentiška forma. Puikiai prisimenu ir vis dar girdžiu, kai mes grojame Čiurlionio preliudą, kažkas pradės taip verkti. ir gerai prasme, kad tai yra vis tiek yra labai jautru. Ir jautru atvežti tokią muziką būtent čia, kai mes susitinkam su lietuvių bendruomenė arba su tais žmonėm, kurie be išankstinių nusistatymų nori išgirsti kažkokią kitą muziką. Sakykime, taip netradicinė galbūt kartais, apart turbūt Filipo Glaso ir Geršvino, kita muzika nėra tokia gerai žinoma vietiniam klausytojui. Čiurlionis in Glass – tai ne tik koncertas, tai patirtis, kurioje susitinka lietuviškas pasaulio matymas, šviesa ir šiandien naujai suskambanti klasika. Fantastiška akustika, labai aišku, tas medis ir aukštis padaro, kad skamba pilnai, plačiai. Yra šiek tiek aido, bet tas aidas, ypač kai kuriems kūriniams, kur mes grojam, yra ypatingai dar geriau tai atmosferai atskleisti. Atlikėjai sako, kad ši muzika tai tarsi kelias atgal į šaknis, bet kartu ir žvilgsnis į ateitį. Čiurlionis jiems ne tik istorija, bet ir šiandienos kalba, kuria gali prabilti skirtingoms kultūroms. Tiesiog norim pasidalinti tą, ką mes jaučiam, ko mes džiaugiamės visų pirma. Ko mes tikime. O klausytojas tai jau toks atskiras kūrėjas, jis turbūt savo mintyse ir galvoje susikuria savo labai artimą žinutę pasaulyje ir panašiai. Tai nesistengiam iš tikrųjų sužavėti turbūt, o tiesiog norime būti, kuo manoma,
jautresniais ir natūraliais atlikėjais. Taip, taip. Publika šį vakarą išgirdo ne tik kūrinius. Jie pajuto istoriją, kuri keliauja per kartas. Šis vakaras Čikagoje tai dar vienas priminimas, kad Čiurlionio muzika nepraranda savo galios. Ji jungia žemynus, kartas ir kultūras. Ir vis dar kviečia sustoti, įsiklausyti ir atrasti jo pasaulį iš naujo. Iš Čikagos Romas Jelinskas.